Jeigu reiktų rinkti pačią nikiausią sostinę, kokią tik esu aplankę savo gyvenime, tai Priština nebejotinai būtų to sąrašo viršūnėje. Ir turbūt labai keistai skamba, kad nepaisant ką tik mano įvardinto fakto, aš esu kely į Kauną tam, kad vėl skriščiau į Kosovo sostinę. Tik šį kartą priežastis yra labai paprasta. Kauno Žalgiris pasiūlė už 150 eurų suskraidyti ir pažiūrėti UEFA Čempionų lygos atrankos rungtynes. Negalėjau atsisakyti. O dabar grįžkime prie šios kelionės esmės futbolo. Kauno Žalgirio iniciatyva ir pasiūlymu pasinaudojo 50 klubo sirgalių. Likus valandai iki rungtynių pradžios, jie skandavo klubo palaikančias dainas. Pirmieji galimybę pasižymėti turėjo aikštės šeimininkai, tačiau tai buvo Vykinto Slitkos vakaras, žaidėjo, kuris apskritai rungtynėse galėjo nepasirodyti. Per rungtynes jis pasižymėjo ne tik 2 įvarčiais, bet ir buvo pirmasis, kuris teisėjui signalizavo apie žaidimą ranka. Tuomet buvo skirtas 11 metrų baudinys.